19 dieną Siemens arenoje vyks įspūdingas tarptautinis turnyras, kur kovos Petras Markevičius, jau varžovas paaiškės artimiausiu laiku. Ir mes dabar labai daug dedam jėgų ir visą dėmesį skiriam bendram fiziniui pasirengimui. Imtynės visą laiką pas Petrą yra aukšto lygio, bet taip pat stipriai yra žiūrima į smūginę techniką ir manau, kad Petras yra universalus sportininkas, kuris gali sukovoti su bet kokiu pasauliniu lygio kovotoju. Ir manau, kad Petras šioje kovoje parodys viską, ką gali. Truputį trūko laiko praeitą pasirengimą, kad mes išgreitėtume. Trūksta greičio, iš tikrųjų greičio spraugimo. Pačio greitis yra pakankamai geras, bet pačio spraugimo tam vienam greitam veiksmui, kad būtų įspūdingai pasiekta pergalė ar rankų smūgio, ar metimų ir skausmingų veiksmų. Bet tai mes dabar dirbam, tą vietą sustiprinsim ir manau, kad Petras parodys įspūdingai greitą ir efektyvą kovą. Petrą šakiai bet kurį bušito kovotoją palaiko, o šiuo metu Petras yra vienas stipriausių bušito kovotojų šakiuose, tad visi šakiai už jį. Būtų didžiulė garbė, kad Petras galėtų kovoti, bet pagal reitingus jis ir yra pirmas Europoje, jis ir turėtų teisę kovoti dėl Europos čempionų vardo, o šakiams ir mūsų klubui tai būtų didžiulis pripažinimas, nes šakiuose būtų dar vienas Europos čempionas. Be abejo, visiems šakiams būtų šventė, nes kiekviena tokių lygių pasiekta kova, Europos iškovotas vardas, tai yra didžiulė garbė. Tai įvertins ir savivaldybė, administracija, ir sporto žmonės, ir visi šakiečiai. Norėčiau visus pakviesti ateiti į Siemens areną kovo 19 dieną, pažiūrėti įspūdingų tarptautinių turnyrų, kur išvysit puikios kovas, kur kovos 8 sportininkai dėl K1 čempionų ir Super 3 kovas, kur susikaus visiems gerai žinomi mūsų Lietuvos kovotojai Egidijus Valavičius, Petras Markevičius, Tadeušas Kolodinskis, kurie yra jau pripažinti tarptautiniam lygiai ir tikrai, manau, nenusivilsite renginiu.